Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Aš tiesą pasakius pavargau. Galbūt dabar nelaikas ir ne vieta tai sakyti, bet geriau pasakyti dabar, negu vėliau stebėti prastėjančią jaunų žmonių emocinę, psichinę sveikatą. Jungtinių tautų duomenimis ES viena pagrindinių jaunų žmonių mirčių priežasčių vis dar yra savižudybės. Lietuva, mūsų vidurio ir vakarų regionas yra prasčiausias visoje ES. Mes esam labiausiai pažeidžiami visoje ES. Mūsų jauni žmonės bijo pasakyti apie savo emocijas, bijo pasakyti, kalbėti apie savo psichologinę sveikatą. ES reikia naujos psichinės sveikatos politikos, reikia naujo požiūrio, kuris atlieptų destigmatizaciją, kuris mažintų diskriminaciją ir apskritai suteiktų paslaugų, psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą kiekvienam Europos gyventojui. Jaunas žmogus šiandien bijo dėl savo ateities. Mes, ką tik įsilėję į darbo rinką Lietuvoje, jau girdim, kad sulaukę senatvės pensiją turėsime tokią, kokia sieks 30% nuo dabartinio atlyginimo. ES yra reikalinga europinė pensija. Kiekvienas ES pilietis turi gauti tokią pensiją, kuri užtikrintų bent pusę dabar gaunamų pajamų ir tas skaičius turi augti. Nemažiau iššūkių kelia ir skaitmeninė revoliucija. Aš tikiu, kad ES teisingai panaudojusi dirbtinį intelektą gali tapti lyderiaujančių žemynų, lyderiaujančių kontinentų. Tačiau visų pirma mes turim užtikrinti teisinį reglamentavimą ir pirmoje vietoje užtikrinti darbuotojų teisės. Mes gyvenam įtampos laikotarpį, šiandien nėra lengva. Labai gaila, bet nerimas, kurį šiandien jaučia jaunas žmogus, pamažu paveikia mus. Taip labai tikslingai, preciziškai, tarytum chirurgo skalpeliu. Mes pradedam jausti nepasitenkinimą, abejonę, galų gale bejėgiškumą. Šiandien jaunam žmogui reikia veikiančios Europos, kurioje jaunas žmogus jaustųsi visų pirma saugus ir tuos iššūkius galėtų įveikti.